1, 2, 3 važiuojam. Gerą dieną visiems, kurie žiūri šitą transliaciją, kad ir kada bežiūrėtumėt, rytas būtų diena ar vakaras, mes pradedame transliaciją iš antrojo protų pokerio pusfinalio, kuriame susitinka dvi komandos. Pirmoji yra O Mažiukas, pati geriausia komanda Lietuvoje protų kovų lygoje šį sezoną, bent jau neįvykus superfinalui. Jos varžovė yra komanda iš to paties Vilniaus Kovinės Sniegenos, kuri užima 4. vietą čempionate. Jinai 3 kartus laimėjo Lietuvos žaidimą, O Mažiukas laimėjo 8. Taigi pagal tikimybių teorijas favoritai aiškus, bet mūsų žaidime yra ir daugiau dedamųjų ir ne tik tai atsakyti klausimai. Reikia šiek tiek sėkmės, reikia šiek tiek strategijos ir reikia fortūnos šypsnio. Taigi, pristatome šios dienos antrojo pusfinalio komandas. Prie raudonojo stalo žaidžia. Aš norėčiau, kad jūs paplotumėt visiems šitiems vyrams ir moterims. Kovinės Sniegenos, Šarūnas Tauskas. Kur Šarūnas Tauskas? Mantas Sideravičius, Jonas Sideravičius, Mindaugas Daukšys, Vaidas Ulkė ir Kovinių Sniegenų komandos kapitonas Povilas Krypas. Na toks, Povilas Krypas. Prie juodojo stalo žaidžia Šarūnas Dirmeikis, Edvinas Stankevič, Kiril Lanevski, Jurijus Danilov, Ramūnas Augulis ir komandos kapitonas Antanas Lenkšas. Klausimus šiandieną šitiems sportingiems žmonėms galvojo Gytis Baranauskas, Sigitas Linkus, Saulius Jurgelėnas, Mindaugas ir Jurgita Vingiliai, Andrius Zimaitis, Jonas Palys, Gaudrius Dikaras, Arūnas Vinciūnas ir protų pokerio komanda. Mes pradedam antrąjį pusfinalį. Dėmesio, pirmas raundas. Pirmąją kortą Krupija netrukus paduos Kovinių Sniegenų kapitonui Povilui Krypui. Povilas yra 26 metų, IT specialistas, akademikas, aludaris, teisėjas. Nežinau, ne viskas man sutampa čia, bet taip jau parašyta. Aš pradžiai, norėdamas supažindinti jūsų komandą su visais, kurie žiūri šitą transliaciją, paklausiu, o kodėl Kovinės Sniegenos? Kodėl ne gerosios zylės arba pikti ereliai, pavyzdžiui? Aš perduosiu šitą klausimą atsakyti Mantui. Taip, kodėl Kovinės ir kodėl Sniegenos? Šiaip tai čia yra labai ilga istorija, mums labai greitai reikėjo pavadinimo, todėl toks ir gavosi. Labai ilga istorija, 4 žodžiais, kurie labai linksmai nuskambėjo. Gerai, tai Povilai, verčiam pirmąją kortą. Žaidžia. Žaidime būgnų valetas. Klausimą jums užduoda Jonas Palys iš Kauno komandos Kauno Festung. Dėmesio į ekraną. Prieš jūs grafiti, kuriame trūksta vieno simbolio. Dėmesio klausimas. Kokio simbolio trūksta? Minutė. Žalgiris, bet palauk. O Kauno Žalgiris, kada sukurtas, dažnai kurtas klubas? Jis seniau už Vilniaus Žalgirį, tai tikrai tinka intervalą. Bet čia žaliai dėtai visą laiką. Taip, žaliai yra, čia su Žalgiriu, su kuriuo Iš Kauno klausimas. Gali būti, kad atitinka. 5 procentų. Nu, ta prasme, tikrai tai yra ir priešinį, o čia geltonai užtušuotų, tai vos nesvarbu. Šiauliai užtušuotų. Nu, ta prasme, priešinį su savo spalvom uždažo. Nu, tai žaidė, ne? Turim dar variantą kažkokį. Žaibas. Žaibas pirmo žaibas. Ne, žaibas. Ok, žaibas. Ir viskas tada, ne? Aš tai neturiu variantų. Mes tavo nėra variantų. Man ir pirmas variantas, man ir vienintelis. Na ką? Taip, Povilai, klausom. Kas atsirado? Tai kas? Man. Mes manom, kad čia yra Kauno Žalgirio įkūrimo metai, nors ir nesam tikri, tai tas simbolis trūkstamas, mūsų nuomonė yra Ž raidė. Atsakymas priimtas. Teisingas atsakymas. Tai yra būtent Ž raidė. Tai buvo Kauno Žalgirio įkūrimo data. Sveikinimai raudonai komandai, ant kurio stalo lieka būgnų valetas. Pirmoji korta ir jie lieka žaidime.
Pirmąjį raundą dabar žaidžia juodoji komanda, prašom paduoti O mažiuko komandai pirmąją šito žaidimo kortą. Šarūnas Dirmeikis, 26 metų, matematikos doktorantas. Atvertė kortą be jokių didelių šnekų. Ir korta yra širdžių dešimtakė. Dėmesio į ekraną. Pagal šią taro kortą, kurios reikšmė simbolizuoja jaunystę, energingumą ir dinamiškumą, kanadietė Belanger 1984 metais sukūrė visame pasaulyje žinomą logotipą, kurį kartais galima išvysti ir Lietuvoje. Dėmesio klausimas. Įvardinkite kompaniją, kuriai buvo sukurtas šitas logotipas. Minutė. O gal saulėgražus pasiteiškia? Daug saulėgražus? Aš nežinau logotipo tiksliai, bet mokės saulėgražus? Kur dar saulė yra? Gerai, galvojam kitus. O jau saulėgražus, gal saulėgražus yra kur nors, kokiam logotipė daug? Kanadietė 84 metų. O Lietuvoje yra Starbucks apskritai? Lietuvoje Starbucks, ne? Bet kanadietė galėjo sukurti, bus sakoma, bet kam. Tipo jo, bet Metų panašiau, nežinau. O Kanados nėra kompanijų tokių pačių. Bet to tas dalykas kartais gal ir Lietuvoje, ne? Ar Lietuvoje jisai yra? Jo Nėra? Jo nėra, bet... Nu, bet kartais gal ir šmėkšteli, čia kaip šmėkšteli kažkur. Čia yra geras. O iš tų sušiboždas, kai būtų dūmas ar kas nors nėra cigarečių. O gal ir fiska nors, pavyzdžiui, koks nors pasiratė ten, paratė. O kas ten raudonas yra ten? Asus. Asus. Kaip dūmas saulė galėtų būti, jo nėra logo, jo yra užrašas. Manau, tai Starbucks'as su jais. Vėliavos Argentinos, tai panašių dalykų. Jo, Argentinos vėliau, kas dar. Dar skaičius 19 yra. Kažkas su jaunystė susiję. Laikas, minutė baigėsi. Kas atsako į klausimą? Edvinas atsakys. Edvinai, klausom. Na, mes manom, kad ta kompanija yra Starbucks. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Ekrane. Uždėkite ekrane teisingą atsakymą. Štai yra teisingas atsakymas, kurį kartais galima pamatyti Lietuvoje. Cirque du Soleil. Ir širdžių dešimtakė palieka mūsų žaidimą, iškrenta iš jo. Dėmesio verčiam pirmąją bendrąją kortą. Pirmąją bendrąją kortą, kad ir kokia tai korta bebūtų, kovinės snieganos prie raudonojo stalo kol kas priekyje. Jie turi tašką. Pirmoji bendra korta yra kryžių tūzas. Šiandieną šito klausimo nebus, bet tas kryžių tūzas galbūt kam nors gali padėti laimėti žaidimą. Dėmesio antras raundas. Žaidžia raudonoji komanda. Mantas Sideravičius traukė kortą, 26 metai, IT kliento aptarnavimo specialistas, skautas, vaikystėje buvo apkandžiotas beždžionės. Kas čia per nuotykis, Mantai? Sereikiškių parke. Įsiminė? Ilga istorija, bet ilga istorija. Įsimintinas toksai kandžiojimas. Korta yra būgnų dama. Būgnų dama. Klausimą jums užduoda Andris Zimaitis, komanda America My Love iš Vilniaus. Sumeskite į krūvą Eifelio bokštą, užsienietiškus centus, lietuvišką dangų ir atimkite iš jų neribotumą. Dėmesio užduotis. Atlikite visus šitos veiksmus ir padarykite tai, ką jums pasufleruos atsakymas. Minutė. Neribotumas kaip žinomas matematika? Kaip neribotumas žinomas matematika? Tu paklausai, neribotas. Eifelio bokštas, tai čia kas, ta prasme? A raidė? A raidė šiaip. Užsienietiški centai. Užsienietiški centai. Užsienietiški centai. LT dar bus palauk dabar matau. Žydras. Jo. Žydras, tikrai. Užsienietiški centrai. Jo. Čia nebus YMCA. Ne, Neribotumą atimti reikia. atimti neribotumą. Visiškai šitai variantų. Damba, užsienietiški centai. Kas yra užsienietiški? Kas gali būti, kad tai kas doleriai?
Minutė baigėsi. Pasakys nebegalim. Minutė baigėsi, kas atsako klausimą, Pavlai? Kas atsako? Atlikti veiksmą reikia. Kokį veiksmą atlikti? Tyla. Kas atsako klausimą? Fist bumpą Tai jo. Tai čia buvo tas veiksmas? Jo. Atsakymas priimtas. Labai reikalo. Dabar žiūrėkite, aš pamėginsiu jūs sudėlioti klausimo dedamąsias. Apžaista šitame klausime buvo April 65, 50 Cent, 69 danguje. April 65, 50 Cent ir 69 danguje sudedam, iš jų atimam Unlimited ir gaunam veiksmą kokį tada? Vaidai. Tai Kripas atsakinėja. Turėjo išeiti Blink 182, jums reikėjo sumirksėti. Blink, sumirksėti reikėjo. Atsakymas neteisingas. Būgnų tema iškuriavo iš mūsų žaidimo. Antrąjį raundą savo klausimą žaidžia komanda O mažiukas, kuri kol kas neturi kortų. Prašom grupėje paduoti vieną, galbūt šitą bus. Verčia ją Edinas Stankevič, 24 metai, baiginėjo biochemijos magistro studijas, šiuo metu yra pusiaukelėje tarp ilgo ir intensyvaus savanoriavimo bei standartinio ir mokamo darbo. Ta prasme, norėtumėt jau pradėti dirbti normaliai. Kažkada reikės. Nu, kažkada ateina ta diena. Edinai, verčiam kortą. Korta yra širdžių dama. Žaidžia. Prieš jūs žaidžia protų pokerio komanda. Lordas Duchampas prieš akis turėjo tokį sąrašą. Lemeino sala Gambijos upėje, Das Voltas įlanka prie Oranžinės upės žiočių ir trečias variantas paslėptas po raide X. Dėmesio klausimas. Koks trečiasis variantas buvo galiausiai pasirinktas po ilgų svarstymų? Minutė. Gali būti čia yra valstybės, kur nors įkūrimas, pavyzdžiui, Hezbollah, gali būti Gambijos, Senegalas, koks nors oranžinė? Jie yra Pietų Afrikoje. Titulo. O Gambijos? Gambijos yra Senegalo. Gambija yra vakaruose, oranžinės upėžiotis yra rytuose Pietų Afrikos, tai gal kažkokios Cape Townas. Ir kas iš to? Cape Townas. Sostinės renkasi. Lordas Duchampas. Tai kurios čia gali būti valstybės kolonija? Tai tada varsime Senegalas, upė Alžyras, upė Togas, kas ten, Tramblikalnas, Kamerūnas. Kaip tai tarp tų dviejų vietų Duchampas. Ir yra sava Volta, viena upė, kita upė. O gal upės ką nors reiškia? Nebūtų čia atskaitos kokie pastangus, Grindvičas koks nors. Jo, pusiauja. Ta prasme, pusiauja, ties kurie vienuolinės. Bet Duchampas pasirinko Grindvičą. Bet ar prancūzai pasirinko Grindvičą? Laikas minutė baigėsi. Danai, kas atsako klausimą? Jūrius. Jūrijau, klausom jūsų atsakymo versijos. Mes manome, kad tai yra nulinis nenovininis. Atsakymas Grindvičas. Ir ta vieta pasirinkta yra Grindvičas. Supratau. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Lemeino sala Gambijos upėje buvo variantas. Das Voltas įlanka prie Oranžinės upės žiočių buvo variantas, o pasirinkta buvo Botanikos įlanka Australijoje. Tai buvo sąrašas vietovių, iš kurių Britai rinkosi būsimą kalinių siuntimo vietą. Teisingas atsakymas buvo Australija ir širdžių dama. Širdžių dama taip pat palieka mūsų žaidimą, o mažiukas kol kas neturi kortos savo sąskaitoje. Dėmesio, trečias raundas. Žaidžia raudonasis stalas. Kortą ant jūsų stalo. Kortą verčia Jonas Sideravičius. Nagi, Jonai. Pikų valetas. Ir kadangi jūs turite valetą, jis jums tikrai labai patinka. Ir tinka.
Klausimą jums užduoda Gytis Baranauskas, komanda iš Kišenės Šiauliai. Vakarą bus proga jį pamatyti ir iš arčiau, gyvai. Winstonas Churchillis dar 19 amžiuje dalyvavo kare. Vienoje pusėje kariavo Ispanija. Dėmesio klausimas. O kas kariavo kitoje pusėje? Minutė. Ne, Ispanija 19 amžiuje. Ispanija su Olandais kariavo anksčiau, ne? Jūs negalvojate, kad čia bus perkeltinė prasme viskas? Galima. Nebus čia futbolas? Ne, stop, fulė netinka. 19. Bet jisai kažkokį sportą žaidė šiaip. Regbis, kriketas. Ne, Ispanija, galima. Su ko Ispanai galėjo kariauti 19 amžiuje? Tas pats Gibraltaras. Tas pats Gibraltaras. Jo, kitoj pusėje. Bet tai ką, Churchillis kariavo kare. Tai Didžioji Britanija per daug. Ką Churchillis dalyvavo? Dalyvavo kare. Buvo ten metai kažkokie? 19 amžiuje. Minutė baigėsi. Kas atsako į klausimą? Aš nežinau atsakymą, nesupratau variantą. Ne, jūs jau dabar nebediskutuokite. Jonas atsako. Taip, Jonai, klausom. Manom, kad tai yra Marokas. Kodėl Marokas? Gibraltaras. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Čia toks gal labiau asociacijų žaidimas buvo, bet jums turbūt reikėjo, norint atsakyti šitą klausimą, tik įsivaizduoti Winstoną Churchillį. O kai jūs jį kaip atvaizdą pamatote priešai save, greičiausiai jis turėtų turėti įsikandęs į burną cigarą, kurį parsivežė iš Kubos. Kita šalis, kuri kariavo šiame kare, buvo Kuba. Atsakymas yra neteisingas ir pikų valetės taip pat palieka mūsų žaidimą. O būtų jis jums labai padėjęs. Labai būtų padėjęs šitas valetės. Žaidžia šį raundą dabar jau mažiuko komanda. Keliaujam prie juodojo stalo. Kortą kelia Kirilas, 30 metų biochemikas, dirba vaistų biologinių savybių kompiuterio modeliavimo srityje. Kompiuterinio modeliavimo srityje labai sudėtingas užsiėmimas bent jau iš šalies. Kirilai, sėkmės jums verčiant kortą. Ačiū. Nu, rimtom kortom vyrai žaidžia šiandien, tikrai. Širdžių karalius. Klausimą jums užduoda Arūnas Vinciūnas. Kauno komanda 7-7-7. Sakoma, susikaup, sakoma, vienas lauke ne karys, bet lauke jis ilgai buvo nenugalimas. Jeigu tai ištartų ir tie, kurie padėjo jį įveikti, galėtumėt suprasti, kas yra jis. Dėmesio klausimas. Tai kasgi jis? Minutė. O čia kalbos, čia sportas koks nors, laukia golfas kažkas, tai būtas, kas kino nors apie. Jis nebėra pirmas. Tu tai gerai, kas jį padėtų norėti? Bet jeigu tai galėtų... Čia viena versija, kas dar? Šumuchinas, nugalėjo. Kodėl? Rembo padėjo įveikti, reikia to nepražiūrėti. Čia kažkoks tai ištartų jį padėjo įveikti. Kalbas. Keli visų pirma, ir vieto padėjo. Padėjo neįveikti. Šumuchinas koks? Ne. Jo, bet ištarimas turi būti O kertinis jeigu dalykas. kalbomis aš nepavyzdžiu. Taip, gerai. Kai jis ilgą laiką buvo nenugalimas, Karvedys koks nors kovos jeigu tai galėtų ištartų jį padėjo įveikti. Napoleonas, o gal Satrojas karu? Napoleonas gal Napoleon, Rusija. Minutė baigėsi. Gal kas atsako klausimą? Edvinas atsakys. Edvinai, klausom jūsų atsakymą. Mes manom, kad
jį padėjo įveikti galėtų būti rusai, jeigu jie ištartų Napoleon, tai gautųsi Napoleonas, Bonapartas. Atsakymas priimtas. Ir jis yra teisingas. Sveikinu labai važiuoja komanda, kuri paėmė šitą klausimą praktiškai paskutinę sekundę. Edžiu, kiek buvo likę laiko iki minutės pabaigos, kai šovė į galvą Napoleon, nepavydym? Nu, mažiau nei 10 sekundžių. Jau paskui. Čia toks dažnai nutinkantis reiškinys. Būna, pasitaiko. Supratau. Sveikinu labai, iš tikrųjų gražiai sužaistas klausimas ir jums tas karalius, manau, leidžia įsiveržti į priekį. Aš sveikinuosi su pokerio specialistu Gaudriumi Čikaru, kuris padeda teisėjauti mūsų žaidimui. Teisėjauti kaip ir nėra ką, bet Gaudriu dabar norėjau paklausti komentaro apie kortas ant stalo. Būtų labai įdomu buvę, jeigu Sniegenas būtų pasiėmę tą antrą valetą. Ne aukšta pora, bet būtų jau toks rimtas pareiškimas. Gaila nepavyko, dabar karalius aišku, kad duoda geresnius šansus mažiukui, bet dar viskas prieš akį. Supratau. Ypatingai dėl to, kad versim dabar antrą kortą. Verčiam antrą bendrąją kortą ir žiūrim, kas mūsų laukia ateityje. Karalius prieš valetą kol kas žaidžia. O bendrų kortų sąraše buvo tūzas ir dabar atsiranda antras tūzas. Aš norėjau priminti vieną išimtį, kuri galioja mūsų žaidime. Negali būti 3 kortų vienodų bendrų kortų sąraše, todėl jeigu netyčia atsiverstų trečias tūzas, mes tą trečią tūzą pakeisim kitą kortą. Bet tai reiškia, kad dabar bet kuri komanda atsakiusi į tūzo vertės klausimą, iš karto turėtų ant savo rankos gerą visai kombinaciją. 4 raundas. Žaidžia raudonasis stalas, komanda Kovinės Sniegenos. Mindaugas Daukšys. Niekas nieko apie jį nežino, nei ką jis veikia, nei ką jis galvoja. Jo, nuo to tūsinu vienas. Mindaugas čia pats. Čia jūs pats taip apie save parašėte, ar apie jūs kažkas taip sukūrė? Ne, Mantas sukūrė. Mantas sukūrė. Ir tai nėra tiesa. Yra. Turbūt yra. Mėgstate tūsinti vienas. Gerai, o dabar patūsinam visi kartu. Verčiam kortą ir tai yra širdžių valetas. Valetai myli šiandien Kovinės Sniegenas ir dar kartą progą sugrąžinti labai smagią intrigą į šios dienos pusfinalį. Klausimą užduoda Protų pokerio komanda. Jos užkišo vamzdžius ir 2013 metais rugsėjį sustabdė Švedijos Oskarhamno atominės elektrinės darbą, o viena jie anksčiau buvo apkaltinta ir nubausta dėl šventyklos išniekinimo. Dėmesio klausimas. Kas yra ji arba jos? Minutė. Šventovės išniekinimas nebus kiaulė įleidai bažnyčią. Šiaip tai, o kaip kiaulės galėjo užkištęs vamzdžius. O čia būtinai turi būti gyvas, negali būti elementarus variantas, bukas, bet šiukšlės. Bet aš sakau dėl bažnyčios, mūsų baileliai bažnyčiai, kiaulė bažnyčia. Apkaltinta dėl šventovės išniekinimo. Gali būti ir žuvis, ta prasme, jeigu eina ten vedinimas tekstas, ne, tai dabar reikia žiūrėti, kas bažnyčios. Gerai, žiūrėkit, kas gali sutrikdyti elektrinės veiklą, kas yra aušintuvų? Tai aušintuvų, kažkas vamzdžius aušinimo, ne? Bet jūs vėl, bet šiukšlė gyvas padaras, nes kaip negyvas daiktas gali išniekinti šventyklą? Nu, numetė iš šiukšlę. Tai čia žmogus išniekina, ne šiukšlė? Tai šiaip tai tada galim ir kiaulė rinkti, žinai, leis kiaulė bažnyčią. Nu, tai aš dėl to, bet kaip žinai, gerai. Kaip prašau, kiaulė ferma. Tu atsakai. Ne, tai kiaulės. Kas atsako į klausimą? Į klausimą atsakys Ulkė. Prašom, Vaidai. Ji yra kiaulė, jos yra kiaulės. Atsakymas labai konkretus ir aiškus. Kaip kas pasakytų, visi mes kiaulės. Dėmesio teisingas atsakymas. Baltijos jūroje rugpjūtį-rugsėjį labai padaugėja medūzų, dėl ko jos sugebėjo net užkimšti atominės elektrinės vėsinimo vamzdžius. Graikijos mitologijoje medūza buvo apkaltinta Atėnės šventyklos išniekinimu. Prarandate antrąjį valetą, kuris buvo, man atrodo, visai netoli. Reikėjo tik truputėlį pasiknaisioti. Širdžių valetas iškrenta iš žaidimo ir jame vis dar tebepirmaujantį komandą. Nuo praėjusio turo yra komanda O mažiukas. Keliamės prie juodojo stalo, 4 raundo. Antras klausimas.
komandai O mažiukas. Kortą verčia Jurijus Danilov, 24 metų Vilniaus universiteto zoologijos magistrantas. O kodėl zoologija, Jurijau? Todėl, kad patinka gamta. Supratau, labai aiškus atsakymas ir motyvacija. Verčiam kortą. Reikia atsakyti. Žaidžia Vynų karalius. Norit keisti? Ne. Žaidžia. Prieš jį žaidžia protų pokerio komanda. Masubi Hosono buvo vienas labiausiai patyrusių Japonijos susisiekimo ministerijos darbuotojų, kuris dažnai keliaudavo analizuodamas užsienio šalių transporto sistemas. 1913 metais po beveik metus trukusių svarstymų jis buvo atleistas iš savo posto, o Japonijos spaudoje išvadintas bailiu ir amoraliu žmogumi. Dėmesio klausimas. Kodėl jis buvo atleistas ir taip išvadintas? Minutė. Po beveik metus svarstymų. Tai aš manau, kad... Dar galėtų būti, kad jisai pasiūlė stabdžius naudoti. Arba dėl metro, kad pasiūlė judėti po žemę. O kada metro pasirado apskritai kur nors? Bet šitas tikrai Čia šiaip labai gera istorija. ir jinai yra žinoma ir kažkaip Ten dažnai Vilniuje galvoja, kad jis bijo skristi lėktuvu. jisai išsigelbėjo, jis turėjo įspūdingas įlipo į laivą, bet jį vis tiek pasmerkė, kad atsieks ten. Nes jisai turėjo žūti ir užleisti ten kvietą kitiem. Neblogai, ypač ten datos labai tinka, viskas tinka ten. Susisiekimo sistema, žodžiu, turbūt laivais ten domės. Paskui priėmė dar atgal. Tai jie Minutė baigėsi, kas atsako? Edvinas. Edvinai, jūs esate lyderis prie stalo šiandien. Buvo Napoleonas, o dabar? Dabar mes manom, kad mums buvo pasakyta, kad jis buvo atleistas 1913 metais po beveik metus trukusių svarstymų. Tai mes žinom, kad 12 metais balandį berods buvo Titaniko katastrofa. Ir jį turbūt atleido dėl to, kad jis išsigelbėjo iš Titaniko, nors turėjo užleisti vietą kitiem ir žūti tenai. Atsakymas priimtas. Dėmesio, teisingas atsakymas. Masasumi Hosono buvo vienintelis japonas 1912 metais išgyvenęs Titaniko katastrofą. Atsakymas yra teisingas. Ir Puko karalius lieka ant juodojo stalo. Ir dabar dar kartą su Gaudriu noriu pasikalbėti apie situaciją, kuri, manau, raudonai komandai pasidarė labai grėsminga. Turbūt, kad reikia Snieganams jau ieškoti kažkokių stebuklų, galvoti, ką čia suformuoti, nes kol kas nieko gero nežada. Bet, kad ir kažkoks tuziukas atėjęs laiku ir vietoj galėtų įnešti truputėlį įdomumą, taip, gražinti intrigas ir suteikti galvos skausmo mažiukui. Tai va, labai toksai subtilus patarimas, dėmesio 5 raundas ir kovinis Snieganus gali naudotis tais patarimais. Aš dabar iš karto, prieš dar atverčiant šitą kortą, norėjau jums priminti, kad jūs turite 2 pagalbas. Pavyzdžiui, atsiversti šitą kortą ir pasakyti, kad nenorite jos žaisti ir paprašyti kitos. Antra pagalba yra jokeris. Tuziukos. Žiūrėkit, tūzų liko mūsų žaidime. Suskaičiavote kiek? 2. 5, nesakyti, Suskaičiavote. Vadinasi, prarasti... Gerai, aš už jūs nestrateguosiu, jūs patys galite rinktis. Pagalbos neimate. Taip, verčia kortą Vaidas Ulkė. 36 metai, dirba Lietuvos mokslo taryboje, skautauja. Yra senesnis už Šarūno Stausko barzdą. Pasisako už taiką pasaulyje. Prieštaraujančius gali sumušti. Kas atsivertė? Niekas neatsivertė. Nieko užsisakinėti nereikia, bet jums korta krenta gerai, atsakymą nesukrenta. Tai proto trūksta. Dėmesio aš prašau įnešti daiktus į studiją. Galit pasidalinti šitas dėžutes.
O dabar klausimas. Anot Cornell Food ir Brandlam tyrimo, vaikams skirti dribsnių gamintojai ir pardavėjai į pagalbą pasiteikia psichologiją. Tai dažniausiai pasireiškia dviem aspektais. Pirma, vaikams skirti dribsniai stovės maždaug dvigubai mažesnėme aukštyje negu suaugusiam. Dėmesio klausimas. Pasižiūrėję į jums išdalintas dribsnių dėžutės, pasakykite, koks yra antrasis aspektas. Minutė. Čia tokia krispas. Šiaip tai ne tik pan yra gyvūnėlį, bet tai netūzo klausimas. Netūzo klausimas. Daugiau dar žiūrim, kas gali būti. Vitaminai. Spalvos kažkas. Čia tipo, kom skiriasi nuo dribsnių suaugusiam. Čia jų jų patys yra labai išryškinti patys, kaip vienetukai atrodo. Kaip jie patys vienetukai atrodo. Yra. Jo, šitas žiauriai geras variantas. Kaip atrodo? Kad išryškinta, kaip atrodo vienas tas pats. Ne kaip bendra masė, o kaip vienas. Jo. Rimtai tad. O daugiau neturim variantų. Laikas baigėsi. Laikas baigėsi. Tyla. Gerai, tai bandysiu atsakyti aš pats iš šitą klausimą. Prašau, Povilai. Prametėm variantą, kad gyvūnai ant pakelių, nes netūzo klausimas. Ir mūsų spėjimas variantas yra toksai, kad ant vaikams skirtų dribsnių yra išryškintas būtent kaip atrodo pavienis dribsnis pats. Va. Dar kažkaip paaiškinkit labiau, nes... Ta prasme, stambių planų parodyta, kaip atrodo maistas, nes vaikai gana taip renkasi maistą pagal tai, kaip jis atrodo. Supratau. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Psichologai teigia, jog akių kontaktas sukelia pasitikėjimą. Todėl siekiant užmegzti akių kontaktą su vaikais, dėl vaikų ūgio ant aukštesnėse lentynose stovinčių dribsnių pakuočių pavaizduotų veikėjų akis, visų pavaizduotų veikėjų akis žiūri žemyn, taip tarsi žiūrėtų į vaikus, kurie nori juos nupirkti. Būgnų tūzas iškrenta iš žaidimo ir labai stipriai sumenkina raudonojo stalo komandos šansus šiandieną dar pakovoti dėl pergalės. Penktojo raundo. Antras klausimas keliauja ant juodojo stalo. Girdžiu jūs. Tylos labai, prašau visus studijų. Komanda mažiukas renkasi. Ne, mes galim atsakyti, jeigu čia nebus. Ar galite padaryti? Žiūrėkit, dar kartą žiūrėjus, jūs turite dvi pagalbas jūs dabar pasisakyti. Gerai, mes prašom tas vienos pagalbas, mes norim atversti kortą. Jūs imate jokerį, taip? Žiūrėkit. Taip. Mano draugiškas patarimas yra toksai, kad jūs galite pamėginti atversti šitą kortą, kuri dabar pas jūs ant stalo. Jūs to nedarykit, bet jeigu jūs ją atversit ir jinai jums tiks, jūs galėsite ją žaisti nenaudodami pagalbos. Jeigu jinai jums netiks, jūs galėsite jos atsisakyti ir panaudoti kitą savo pagalbą. Gerai. Galim tada ir tai padaryti. Gerai, tada verčia kortą Ramūnas Augulis, 36 metų, dirbantis fizinių ir technologijų mokslų centre, molekulinių darinių fizikos laboratorijoje. Žaidžiat karalių? Karalius koksai? Būgna. Ačiū. Klausimą jums užduoda Mindaugas ir Jurgita Bingeliai iš Šiaulių. Komanda palata numeris 6. Visiems žinomas aktorius, politikas ir sportininkas Arnoldas Švarcnegeris savo pirmąjį milijoną užsidirbo anaiptol ne iš svarsčių kilnojimo. Dėmesio klausimas. O iš ko jis užsidirbo tą pirmąjį milijoną?
Minutė. Jisai remontavo senus namus, man atrodo, už pinigus. Nu kažkur girdėjau, kad... Aš gerai, tada pagalvoju. Jisai buvo modelis, Bet ar galima užsakyti milijoną? Atrestauruoji namą ir parduodi brangiau. Gerai, supratau, gerai, aišku. Man atrodo, nors aš galiu klysti. Modelis gali būti Jisai galbūt. nebuvo, man atrodo, kažkur jis kažkada buvo modelis, fotkinamas ten tos... Reklamą kokią nors darė. erotinės fotosesijos. Tikrai neišsivarščiu. Šiandien Stalonė? O gal aktorystės negali? Švarcnegeris buvo modelis, fotkinasi tokiose nuotraukose, ten pusiau. Gerai, tai Bet man modelis. atrodo, kad jis jau buvo kažkaip pakilnojęs, tai yra jis jau turėjo būti. O politikas gali būti įdomi iš to, kad Kalifornija. Milijoną. Aha. Bet čia jis nebūtinai užsidirbo, ten gali būti, kad jis kažkas tokio. Gerai, čia kažkaip milijonas. Aš kažkur girdėjau, kad jis taip darė, Aš kažką manau, tokio kad statybininkų Šarūnas, kažkur. nes jisai dirbo ten visokius tokius tamsius darbus. Bet aš nežinau, ar milijonus, gal gali būti vėliau dirbęs dar kažkoje normalesnėje zakyje. Ne, sąžiningas žmogus viskas. Nes modelis ir visa kita tai buvo pakilnojus svarščių. Jo, man atrodo, tai yra... Bet ne iš svarščių. Minutė baigėsi. Antanai, kas atsako į klausimą? Šarūnas dabar. Šarūnai, prašom. Man atrodo, kad jisai užsidirba būdamas statybininku ir remontuodamas senus namus ir pardavinėdamas brangijus. Restauruodamas. Nu, statybininkų ir gerindavo namų, statybininkų būdamas. Supratau. Atsakymas priimtas. Dėmesio teisingas atsakymas. Švarcnegeris savo pirmąjį milijoną užsidirbo ne iš svarščių kilnojimo, o iš nekilnojamo turto. Šičia buvo klausimo grožis. Ne iš svarščių kilnojimo, o iš nekilnojimo turto. Bet aš norėčiau su Vytautu Kavaliausku padaryti tokią pasitarimo minutėlę. Vytautai, kaip jums atrodo šitas remontas ir namų gerinimas? Priimtinas, tuo labiau, kad sakinio pabaigoje buvo bandoma suformuluoti kažkaip rišliau apie tai, kad ir parduodant brangiau namus, kas ir yra be abejo tas. Manau, kad priimtina. Gaudriau, tada antros nuomonės norėčiau. Mes pasitarėm su Vytautu iš tikro, kad tikrai labai arti labai temą ir čia jau būtų kabinėjimasis turbūt truputėlį nesažiningas. Mes linkiau Bet aš, skaityti. žinokit, labai esu linkęs šitoje vietoje kabinėtis iki 100%, nes, jeigu teisingai suprantu, šitą kortą reiškia žaidimo pabaigą. Jeigu jie laimė, Nesakysiu Sniegenams kaip ir kas, bet yra variantų, kaip galima dar įveikti, net ir 3 karalius ant stalo turinčius, o mažiuką. Nežinau, čia vyrukai patys turėtų susitikti. Nu gerai, aš priimu teisėjų versijas ir sakyčiau, kad nors jos ir pats atsakymo formuluoti neskambėjo taip gražiai, kaip buvo suplanuota klausimo autoriaus, jisai iš esmės yra teisingas karalius, trečiasis lieka ant juodojo stalo ir o mažiuko rankose beveik viskas šitame žaidime, bet beveik nesiskaito. Paskutinis dabar. 6 raundas, bet prieš tai mes verčiame trečiąją bendrąją kortą. Dėmesio į grupie. Trečia korta yra pikų dama. Pikų dama. Man dabar, Gaudriau, jeigu atsitiks tokia situacija, kad nebėra prasmės žaisti, labai norėčiau pamatyti, kad iškelta ranka ir šiandien žaidimas baigtas. Ar kovinės Sniegenos neturi šansų? Reikėjo stebuklo ir stebuklas neįvyko. Dama užtvirtino mažiuko pergalę čia. Sniegenams belieka paspausti oponentams rankas. Taigi, kovinėms Sniegenams užuojauta, o su pergalė antrajame pusfinalyje sveikiname O mažiuko komandą. Dar kartelį laimėtojų vardai jums. Šarūnas Dirmeikis, Edvinas Stankevič, Kiril Lanevski, Jurijus Danilov, Ramūnas Augulis ir komandos kapitonas Antanas Lenkšas. Favoritai laimė abu pusfinalius. Pirmąjį laimėjo Retro, antrąjį laimėjo O mažiukas ir Retro su O mažiuku susitinka įžanginio turnyro finale. Iki jo su jumis ir atsisveikinam.